Sveiki, su jumis sveikinasi SMK reporteris. Deja, mūsų laida truputėlį vėluoja, kadangi po ketvirtadienį vykusio Helovyno dingo mūsų operatorius. Tačiau visą savaitgalį mes jo ieškojome ir vakar pagaliau suradome. Tad keliaujame į reportažą. Praėjusį trečiadienį mūsų kolegijoje lankėsi iliuzionistas Rokas, kuris yra pasiekęs kortos metimo į aukštį Gineso rekordą. Iliuzijos menu susidomėjau visai netikėtai iš tikro, kai pamačiau savo senelio draugą atliekantį triukus. Tai man patiko vienas mano kolega iliuzionistas Mantas, lietuvis, pasakė, kad aš nepasirinkau iliuzijos meno, iliuzijos menas pasirinko mane. Tai aš manau, man atsitiko lygiai tas pats likimas. Tikrai mane įkvėpia nusivylę liūdni žmonės dažnai. Nes tu matai, kad jiem reikia tos magijos ir matai, kad jiem reikia šiek tiek kažkokio pozityvo ir nenori, pas tai jau kyla noras nustebinti žmonės. Visą gyvenimą planuoji būti tik iliuzionistas? Aš jau dabar iš tikrųjų nesu tik iliuzionistas, aš dirbu šiek tiek televizijoje ir dar su renginiais ir savo bendruomeniai Lentvaryje daug padedu su dideliais renginiais. Tai manau, kad bus kažko daugiau, kai padarysiu tikrai didelę pasaulinę karjerą kaip iliuzionistas. Ir manau, kad galbūt visai kino industrija mane žavi, tai gal kada nors ir kine kažką padarysiu. Ką patartum jauniems žmonėms siekintiems savo tikslų? Nesiparint. Atsipalaiduot, daug dirbt, bet žiauriai atsipalaiduot ir gerai varyt. Tiesiog ir su šypsena viską. Na, o šį kartą kolegos iš Pajūrio mums paruošė puikų reportažą apie lindihopo pamokas vykstančias Klaipėdoje. Čia mes mokome šokti lindihopą. Tai yra vienas seniausių ir linksmiausių šokių žmonijos istorijoje. Jei nori išmokti ir tu, mes renkamės trečiadieniais vakarais kolegijoje. Užeik! Spalio 29 dieną, kaip ir kiekvienais metais prieš pat vėlines, SMK studentai dalyvavo solidarumo akcijoje Uždek savo širdies žvakelę. Didelis būrys SMK studentų susibūrė Antakalnyje, Saulės kapinėse vienam tikslui – sutvarkyti apleistus bei niekieno nelankomus kapus ir uždegti žvakelę su mintimi, jog šis žmogus nėra pamirštas. Šios akcijos tikslas – ugdyti supratingas ir tradicijas puoselėjančias asmenybės. Džiaugiamės, kad šiemet SMK studentai neliko abejingi šiai solidarumo akcijai. Ir atpažįsta dar, žinai, kas vieną kartą buvo čia vienas geriausių, žinai. Einu, darau arbatą ir sako, Rokai, čia tu? Sakau, taip, mama, čia aš.